neįvykdžius šitų reikalavimų, automatiškai tiek valstybei, tiek įmoniai. Pirmininkė, atsiprašau dėl vedimo tvarkos, laikykime reglamento, negalima kalbėti iki begalybės, atsiprašau. Žiūrėkite, aš turiu išdėstyti, palaukit, neužtilkit manęs. Leiskit įsiterpti kaip pirmininkaujančiam, turiu pastebėti, kad Artūro Skardžiaus pastaba yra dėl to, kad jūs kartojate argumentus, kuriuos jūs pareiškite. Aš nekartoju. Minutę pabaigsiu. Atskiroj nuomoniai jie yra gerbtini, tačiau taupykime laiką, aš manau, kad tikrai susipažinę visi ir visi suprantama, apie ką eina kalba. Gerbiamas pirmininkė, aš manau, kad greičiausiai ne visi Seimo nariai yra supažinę su tą nuomonę, kadangi nuomonė buvo išsiųsta tik tai prieš pusvalandį prieš komiteto posėdį, kaip ir Andrius Petrošius minėjo, komiteto posėdis yra neparuoštas, sušauktas per šventes beveik, ir aš nelabai suprantu, kaip galima tokio svarbumo sprendimus priminėti tokia skuba, kurie iš esmės sprendžia apie tai, kad Lietuvos žmonės kiekvienas turės primokėti po 5-6 centus už elektros energiją. Tai yra nepriimtina. Kitas dalykas, kai mes šnekam, tai reiškia, vartojimo ribos yra nustatytos aiškiai moksliniam studijom. Kitas aspektas, kad kaina elektros biržoje šiuo metu yra 11 centų. Vidutinė. Ir ta kaina tikėtina tik tai didės. Enrelas, amerikiečių laboratorija yra suskaičiavus 55 centus pastačius parkus. Tai reiškia, skirtumas 5-6 centai yra realus skaičius. Taigi, gerbimi Seimo nariai. Aš atsiprašau, mes leidžiamės į detalės. Prašau kalbėti. Palaukti, o kaip jūs įsivaizduojate? Aš iš esmės sakau, kad kiekvienas teiginys apie tai, kad mes turėsime perteklių 2-3 kartus, yra nieko nepagristi, yra klaidinantis. Mano tekste yra labai aiškiai sudėliota, kodėl tai yra. Detaliai, moksliškai pagrista. Antras dalykas. Aiškiai pagrįsta moksliškai, kodėl kiekvienas mūsų žmogus mokės 5-6 centais brangiau ir kodėl valstybė praras 1,3 milijardo. Noriu pasakyti, ką mes čia darome. Mes priminėjame valstybei žalingą sprendimą, netgi kuris kenkia Lietuvos energetinei nepriklausomybei. Ir man labai gaila, kad šitas sprendimas panašėja į tuos sprendimus, kuriuos mes bandėme torpeduoti terminalą, kur mes bandėme torpeduoti mūsų sinchronizaciją ir panašiai. Bet jūs to terminalo nieko nepadarėt, gerbiamas ministrė. Tik šau darot ir apdovanojimą. Pirmininkė, prašom pirmininkauti posėdžiai. Mes šiandien nesusirinkom ten klausyti buvusio ministro, kuris dabar kalba niekus, apie tai nepateikęs naudos kašto analizės, vartojimo analizės ir gamybos analizės. Nepateikė per 2 posėdžius net. Gerbiamas Seimo narė, jūs šnekate vėjus. Gerai, ačiū labai, ačiū.